Skaičiau, kad anksčiau lietuviai sakydavo ne Velykos, kaip dabar visi vadinam, bet Velyka. Taip, tikra tiesa. Žodį Velykos ir ankstesnė jo forma Velyka mes gavome iš mūsų rytinių kaimynų baltarusių. Žodis Velykiai reiškia didžiulis, didelis. Pažodžiui Velykiai dien, didžioji diena. O baltarusiai teigiama šį žodį pasiskolino iš graikų. O ar tu žinai, ką senovėje vadino velikaičiais? Na taip, numargintus Velykų kiaušinius. Ne tik kiaušinius, velikaičiais buvo vadinama ir Velykų išmalda elgetoms, ir vitelė, kurią velikaujama, ir kvietinių miltų pablotėliai velykiniai. Koks gražus jūsų margutis, man nesigauna taip gražiai. Gautis gali daržai po lietaus, tai yra atgyti, arba gali tu gautis po ligos, sustiprėti, sveikti, o kiaušinio nudažyti tau gražiai nesigauna, bet neišeina arba nepavyksta. Bet manau, kad bus gražus tas tavo margutis, visi margučiai gražus, negali būti margučiai negražus. Taip manot? Taip. Įdomu, o kiaušinis būna smailas ar smailus? Apie kiaušinį galima sakyti ir smailas, bet pirmenybė yra teikiama formai smailus. Kažin, o kaip anksčiau kiaušinius margindavo? Žolelėmis, vašku, o iš kur spalvų gaudavo? Oi, mes čia su tavim kaip kokios vištos sėdim ir kudakuojam, štai tau tuzinas klausimų iškilo, o mūsų gerbiama šeimininkė šių namų, Birutė Šinkūnienė, kaip tikra darbštuolė sėdi, dažo, ramiai savo tyli, tai dabar mes truputėlį patylėsim ir tegul kalba mūsų šeimininkė, Kėdainių krašto tautodailininkė. O kaip anksčiau margindavo kiaušinius? Žolelėmis, vašku ar kaip kitaip? Tai įvairiai, jeigu norėdavo padovanoti labai gražų margutį kažkam, kaip ir dovana, nes keisdavosi, kaip ir linkėdami kažko gero, ant kiaušinio piešdavo vašku. O darydavo ir greitesnius valgymui, tai apdėdavo ir visokiais lapeliais, žolytėm, apvyniodavo siūlais, vilnoniais. O kokiais raštais margindavo? Dangaus ženklus naudodavo ten ir saulutę, ir mėnulį, ir žvaigždės, visokiais taškeliais, brūkšneliais piešdavo tas saulutės, žolytės, visokias augalėlius, gyvybės medžiai ant kiaušinio, ir trikampiai, ir net ir svastikos būdavo. O kokiamis spalvomis margindavo? Juodava. Žemės. Skaitėsi, kad žemės spalva juoda, ruda, raudona, gyvybės spalva, sveikatingumo. Dar dažydavo žalia, irgi prisikėlimo, tokia irgi gyvybės. Pasižiūri gamtą, viską perteikiant ant to kiaušinio. Mistinę dar galią turėjo tas kiaušinis. Ir neždavo, užkasdavo į daržus, kad derlius geras būtų. Kaip įdomu buvo. Rodos anksčiau kiaušinių marginimas būdavo ištisas ritualas.